Rekordą. Ledo luite, kur temperatūra 4 laipsniai šalčio, jis išbuvo daugiau nei valandą. Nuo rekordo siekimo vyro neatbaidė ir pavojingai nukritusi jo paties kūno temperatūra. Jis siekia vos 32 laipsnius. Jūsų dėmesiui pasakojimas apie įspūdingą rekordą tiesiai iš eketės. Viačeslavas įsipatogins ledinėme kambarėlyje. Trakietis Viačeslavas giliai kvėpuoja, mat netrukus 30-metis vyras tik suglaudėmis lips į ledo luitą. Viačeslavas jame atsistoja visų ūgių, ant jo pilami ledukai. Netrukus vyras bus iki kaklo lede. Jau daugiau kaip 45 minutės jisai sėdi užsišaldęs lede. Viačeslavas ledo luite, kuriame temperatūra siekia apie -4,5 laipsnio, kai lauke buvo -9, išbuvo 1 valandą 21 sekundę ir tai pagerino Lietuvos grūdinimosi rekordą. O apie tai, kaip kilo mintis valandą ištverti šaltyje, su Viačeslavu kalbamės ten, kur jam būti mieliausia – iš eketės. Sapnas, realiai susapnavau, senai link to jau, grūdinimasis visą tai yra nuo vaikystės, manyje, bet būtent rekordą pamušta jo. Sapnas, nes atrodė neįmanoma. Viačeslavas atskleidžia, kas jam padėjo tą valandą nesušalti ir atrodytų peržengti žmogaus galimybių ribas. Savotiška savigipnozė ir galvoju apie gerus dalykus, apie vitaminus, kad aš esu dabar vitaminų vonioje ir kiekvieną sekundę į mane, sakykime, visi vitaminai nuo A iki Z įeina į mano kūną. Ir štai po valandos Viačeslavas išsilaisvina iš ledinių gniaužtų. Vyro kūnas visas raudonas, jį prilaiko tėtis. Viačeslavas pasakoja, iš pat pradžių nejautęs jokio silpnumo, bet matyti, kad vyras virduliuoja. Paprašiau mikrofoną, norėjau garsiai pasakyti visiems ačiū, bet žiūriu, vos stoviu ant kojų. Renginyje vykusiame Trakuose vasario 14-ąją budėjo ir medikai, kurie rekordininką apžiūrėjo. Po 10 minučių aš leidau mane priliest, tai po 10 minučių buvo 32 laipsniai kūno temperatūra. Bet netrukus vyras su šypsena veide lipa pasimti savo apdovanojimo, išskirtinio Lietuvos pasiekimo pažymėjimo. Vyras buvimo apgautam ledu rekordą gerokai pagerino. Buvo 45 minutės 4 ir 14 sekundės. Tiesa, pasaulio rekordą sumušė austrų ekstremalas. Lede buvo 2 valandas 30 minučių. O praleisti valandą ledinėme luite Viačeslavas ruošėsi ne 2 metus. Į eketę vyras lindo kiekvieną mielą dieną 2 žiemas iš eilės. Psichologinis pasirašymas. Tai yra kažkokios baimės, tai jas reikia nugalėti ir nuteikti save. Ir tada yra fiziologinis pasirašymas. O štai čia 7 Viačeslavas, ant kurio jo tėtis pirmą kartą užpylė 3 kibirus šalto vandens. Vyras nuo to laiko grūdinas jau 23 metus. O sūnaus išskirtinis pasiekimas tėtį išties džiugina. Džiaugiuosi tam, kad jisai padarė mūsų rajono, mūsų miestui, mūsų Lietuvai. Tiesa, kad Viačeslavo pasiekimas yra išties išskirtinis bei neeilinis, tvirtina ir medikai. Tikrai rekordas maždaug 5 laipsnių pliusiniai vandens temperatūroje žmogus gali išgyventi 30-60 minučių. Ypač įvertinus, kad Viačeslavo kūno temperatūra nukrito iki 32 laipsnių. Tai hipotermija po smegenų mirties arba kardiochirurgai naudojamos tokios temperatūros, 32 laipsniai, tokia dar išgyvenama temperatūra. O kūnui šalant organizmas turi daug darbo su tuo susitvarkyti. Dažniau pradeda plakti širdis, susitraukia kraujagyslės, pradeda šalti ir silpti galūnės, atsiranda raumenų drebulys. Išsilaisvinus iš šalčio gniaužtų gali sutrikti sąmonė, sulėtėti mąstymas. Ir nors buvimas šaltyje labiausiai kenkia kraujagyslėms ir širdžiai, reikia pasaugoti ir kitus organus. Temperatūra vyro lytinio organo turi būti -4 laipsniai nuo normalios temperatūros. Tačiau labai šaltų išskirtinių pasiekimų Lietuvoje būta ir daugiau. Tarnyba užfiksavo ir šalčiausias maudynes atviruose vandenyse, kai Švėkšniškis Kaune ties Nemunu lipo į vandenį prie -30. O masiškiausio šalčio maudynės vyko Palangoje, kai Baltijos banga šoko apie 1500 sveikuolių.